Šalom ir sveiki sugrįžę į Izraelį su Aline. Šiandien kartu leisimės į biblinę kelionę, tačiau ne tam, kad sektume karalius ar pranašus, o tam, kad surastume milžiną Galijotą. Ieškosime užuominų senuose rankraščiuose ir archeologijoje, kad surastume tikslę vietą, kur buvo palaidotas Galijotas Filistinas. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Dabar einame keliu, kuriam tūkstančiai metų ir šis kelias jungė Elos slėnį su Jeruzale. Maždaug prieš 2000 metų romėnai patobulino šį kelią. Pastatė šiuos laiptus, kuriais dabar einame, ir išgrindė daugiau šios kelio dalių. Ir kad pamatytumėte, koks svarbus šis kelias, jis naudojamas iki šių dienų. Ne šie 2000 metų laiptai, nes jie yra saugomi. Bet jūs galite pamatyti ir taip pat išgirsti. Jūs galite matyti, kad čia pat šalia mūsų eina modernus kelias. Ir jei juo pakilsime, mes vis tiek pasieksime tą pačią vietą. Mes pasieksime Jeruzalę. Ir kodėl tai taip svarbu? Nes Elos slėnyje įvyko vienas didžiausių Biblijos mūšių – Dovydo ir milžino Galijoto kova. Ir kaip mes žinome, Dovydas savo laidynę pataiko į Galijotą, kuris krenta. Dovydas nukerta jam galvą ir nuneša ją kur? Į Jeruzalės apylinkes. O iš ten jis ją parodo karaliui Sauliui. Kai Filistinas pradėjo artėti prie Dovydo, jis greitai nubėgo į mūšio liniją jo pasitikti. Įsitraukęs akmenį iš savo krepšio, jis sviedė jį laidynę ir pataikė Filistinui į kaktą taip, kad akmuo įsmigo ir jis pargriuvo veidu į žemę. Taip Dovydas nugalėjo Filistiną su laidyne ir akmeniu. Neturėdamas rankoje kardo, jis pargriovė Filistiną ir jį nužudė. Dovydas pribėgo ir atsistojo virš jo, ištraukęs Filistino kardą, galutinai jį nužudė, nukirsdamas jam galvą tuo kardu. Kai Filistinai pamatė, kad jų karys miręs, jie atsitraukė ir pabėgo. Dovydas paėmė Filistino galvą, nunešė ją į Jeruzalę ir Filistino ginklus pasiliko savo palapinėje. Kai tik Dovydas sugrįžo nužudęs Filistiną, Abneris nuvedė jį pas Saulių. Dovydas vis dar laikė Galijoto galvą. Todėl yra didelė tikimybė, kad Dovydas pasirinko lengviausią ir prieinamiausią kelią į Jeruzalę, jungiantį abu taškus, būtent šį kelią. Bet jei Galijoto galva buvo nešama būtent šiuo keliu, kas nutiko likusiai jo daliai, jo kūnui? Ir būtent tai mes dabar kartu ir sužinosime. Vienas iš klausimų, į kurį turime atsakyti, yra: kaip sužinoti, ar šis 2000 metų senumo romėnų kelias iš tikrųjų egzistavo Dovydo laikais? Ir tam galime perskaityti Izraelio senienų ministerijos paskelbtus tyrimus. Juose galime suprasti, kad romėnai retai išradinėjo naujus maršrutus ir kelius. Jie tiesiog naudodavo jau vietinių gyventojų ir prekeivių naudojamus maršrutus, kurie dažnai būdavo tik improvizuoti takai. O romėnai tada juos grįsdavo, praplatindavo ir oficialiai įteisindavo. Be to,
Tai yra topografiškai logiškiausias kelias, nes Elos slėnis yra natūralus koridorius tarp pakrantės lygumos ir Judėjos kalnų. Jei kelias eitų kitu maršrutu, būtų daug daugiau slėnių ir kalvų, su pakilimais ir nusileidimais. Tai anaiptol nebuvo idealu tuo metu, kai viskas buvo daroma einant pėsčiomis arba jojant gyvūnais. Ir dar viena užuomina yra būtent daugybė archeologinių vietų iš Dovydo laikų, kurios yra įsikūrusios palei šį kelią. Taip Hirbet Kajafa, kuri yra biblinė Šarajim, ji stebėjo ir saugojo šį kelią. Ir dėl visų šių priežasčių žinome, kad šis kelias nėra 2000 metų senumo, o gerokai daugiau nei 3000. Tęsėme savo kelią, kol atvykome į šią vietą, kuri vadinama Horvat Hanut arba Hirbet Hanut, o tai reiškia poilsio vietos griuvėsiai. Ir jūs aiškiai galite matyti griuvėsius čia už mūsų. Bet kas yra šie griuvėsiai? Tai yra bizantinio laikotarpio bažnyčios griuvėsiai. O šis laikotarpis yra pirmasis krikščioniškas laikotarpis visoje šventojoje žemėje. Klausimas yra, koks buvo tikslas statyti bažnyčią čia? Vietoje, kuri bent jau iš pirmo žvilgsnio atrodo esanti viduryje niekur, čia viršuje eina kelias, kuriuo mes važiavome. Jis tęsiasi čia. Bet aplink mus, visur kitur, matome tik medžius, mišką, gamtą. Taip, yra labai ypatinga priežastis, kodėl bažnyčia buvo pastatyta būtent čia. Ir būtent patys bizantiečiai mums paliko užfiksuotą šios vietos istoriją. Tiksliau sakant, piligrimai į šventąją žemę. Tiems, kurie nežino, aš esu gidė čia Izraelyje. Aš lydžiu daugybę piligrimų, kurie atvyksta iš įvairių pasaulio vietų, susipažinti su bažnyčiomis, istorija, šventomis vietomis. Ir kartais žmonės mano, kad tai yra kažkas šiuolaikiško, bet taip nėra. Nuo pat krikščionybės pradžios jau buvo krikščionių, kurie piligrimauja ir vyksta į istorinės šventąsias vietas, kad jas pažintų. Ir tai buvo labai būdinga Bizantijos laikotarpiu. Ir mes turime ne vieno Bizantijos piligrimo apsilankysio šioje bažnyčioje ir aprašysio savo apsilankymą dienoraščius. O ką jie mums pasakoja? Kad bažnyčia buvo tiesiai šalia kelio. O šalia bažnyčios, kurią šiandien žinome kaip Hirbet Hanut, buvo Galijoto kapas. Jie jau nuo tų laikų mums pasakoja apie kapą čia šalia, kurį jie lankydavo. Ir jie ne tik lankydavosi, čia dar buvo vienas dalykas, kurį jie darydavo. Ir mes taip pat tai padarysime pabaigoje. O dabar mes kartu pirmiausia aplankysime bažnyčią, o paskui Galijoto kapą. Taip pat, kaip tai darydavo senovės piligrimai. Eime! Tai buvo centrinė bažnyčios dalis ir pažiūrėkite, kokia ji buvo nuostabi. Jei prieisime arčiau, galime pamatyti, kad visas grindinys buvo padengtas mozaika. Ir mozaika buvo padaryta itin kruopščiai, vaizduojant augalus, gyvūnus, vaisius. Ir ši mozaika buvo sukurta su didelėmis pastangomis ir atsidavimu. Ir tai taip pat brangi mozaika. Vienas iš būdų sužinoti, kiek kainavo senovinė mozaika, yra pagal akmenukų spalvų skaičių. Ir čia matome įvairias spalvas – pilkos, baltos, raudonos atspalvius. Taigi matome, kad tai buvo brangi mozaika. Todėl tai nebuvo tiesiog užeiga ar poilsio vieta piligrimams, o svarbi vieta.
Ir būtent šios vietos svarba taip pat susijusi su tuo, kad čia šalia yra palaidotas Galijotas. O dabar mes eisime toliau ir įeisime į pačią bažnyčią. Einame! Ši bažnyčia buvo iš naujo atrasta 1985 metais ir tada pirmą kartą atkasta. Ir vienas iš įspūdingų dalykų rastų šioje vietoje yra būtent jos požeminė dalis – bažnyčios kripta. Ir dabar mes kartu į ją įeisime. Pažiūrėkite, koks įspūdinga ši vieta, mielieji. Ir leiskite man papasakoti jums, ką čia viduje buvo galima pamatyti. Kai archeologai atvyko į šią vietą, jie čia rado tik sarkofago vietą. Ir aš nesakau sarkofagas, o būtent sarkofago vieta. Nes 1985 metais, kai archeologai atvyko čia, vieta buvo tuščia, bet buvo likusi sarkofago žymė. Taigi mes žinome, kad kažkas kažkuriuo laikotarpiu buvo čia palaidotas. Bet kas buvo palaidotas? Mes neturime nė menkiausio supratimo. Ir mes taip pat nežinome, kas išnešė sarkofagą iš čia, nei kodėl. Ir dabar kyla klausimas. Ar tai Galijoto kapas? Ne, mes žinome, kad ne. Nors erdvė tikrai didelė, tačiau aukštis, kai įeiname vidun, nuo grindų iki viršaus, tai yra 1,80 m aukščio, o tai laidojimo vietai labai daug. Ir 2,5 metro pločio ir 2,5 metro ilgio, tai reiškia, kad tikriausiai nebūtų pakankamai vietos palaidoti Galijotą. Bet sarkofago dydis atitinka vidutinio žmogaus dydį, o ne milžino. Taigi kažkas čia buvo palaidotas, bet tai nebuvo Galijotas. Ir dabar noriu jums parodyti šią vietą. Eikite su manimi. Matote, kad čia niekas nebuvo įėjęs daugelį metų, o vieta prisipildė vandens, žemių, akmenų. Dėl to mes taip pat negalime pamatyti visos kriptos. Be to, čia iš tiesų nėra labai malonu būti. Ir tai nepadeda įminti paslaptį, kas buvo čia palaidotas praeityje. O dabar, norėdami sužinoti, kur yra Galijoto kapas, paklausykime, ką mums parašė vienas iš tų senųjų piligrimų – Antoninas iš Plasencijos. Galijoto amžinojo poilsio vieta yra ten, viduryje kelio, o jo galvūgalyje yra sukrauta malkų krūva. Taip pat yra akmenų krūva. Tokia didelė kalva, kad 32 km atstumu neliko nė vieno akmenėlio. Nes kiekvienas, kuris ten praeina, išreikšdamas panieką, paima 3 akmenis ir meta juos ant jo kapo. Mes stovime šalia kelio ir dabar turime ieškoti krūvos sudarytos daugiausia iš mažų akmenukų, nes kai ją rasime, žinosime, kad tikriausiai stovime priešais Galijoto kapą. Ieškokime. Tai, ką matome, yra nedidelė dirbtinė kalva. Ji yra 7 metrų aukščio ir 9 metrų ilgio. O archeologai tyrinėję šią vietovę padarė išvadą, kad be jokios abejonės tai yra dirbtinė kalva. Ir taip pat, žiūrint, galime pastebėti, kad jis skiriasi nuo aplinkos.
bet ne tik nuo kitų kalvų. Jis skiriasi nuo visų kitų kapaviečių, kurias žinome šventojoje žemėje, ypač iš šio laikotarpio – Golijoto ir karaliaus Dovydo laikų. Ši kalva yra gana keista. Ateikite arčiau, noriu jums parodyti, kokia ji keista. Jei pažvelgsime čia, didžioji dalis kalvos sudaryta iš akmenų, o gal net ir jais padengta. Matote, čia mes nuimame ir po apačia yra akmenų sluoksniai. Ir šie akmenys nėra natūralūs šiai vietoviai. Jei apsidairysime aplinkui, yra viena kita akmuo, bet tokio kiekio nėra niekur kitur. Ir yra didelė tikimybė, kad šie akmenys buvo mėtomi į šią kalvą, kaip mums pasakojo Antoninas. Ir ne tik jis, kiti žmonės taip pat mums pasakojo, kad kai piligrimai eidavo pro čia, jau pakeliui jie susirinkdavo 3 akmenis. Jie ieškodavo akmenų, apvalesnių akmenėlių, gražesnių akmenų ir taip pat akmenų, kurie primena Dovydo istoriją, nes Dovydas metė apvalius akmenėlius, akmenukus į Galijotą. Taigi jie ateidavo, jie ateidavo, mesdavo čia akmenis ir tokiu būdu kalnas taip pat augo per šimtmečius ir tūkstantmečius. Tai buvo labai žinoma tradicija Bizantijos laikotarpiu. Daugelis krikščionių atvykdavo čia aplankyti šią bažnyčią. Tačiau ją sunaikino milžiniškas žemės drebėjimas 8 amžiuje. Ir po to ši vieta pradėjo grimzti užmarštin, bet ne visiškai. Vietiniai žmonės gyvenę čia, netoliese esančiuose miestuose, išlaikė šią tradiciją gyvą, perduodami istoriją iš tėvo sūnui, iš kartos į kartą. Ir pasakojo, kad ten Čirbet Chanute yra kalva, kurioje palaidotas Galijotas. Ir netgi dar vienas keliautojas, kuris čia lankėsi 19 amžiuje, prancūzų tyrinėtojas Viktoras Gerenas. Jis buvo labai garsus savo laikais. Aplankė šią vietą 1863 metais ir aprašė romėnų kelią, griuvėsius ir milžinišką akmenų krūvą, kuri pagal tradiciją buvo biblinio milžino Galijoto kapas. Jis taip pat pasakoja apie piligrimų tradiciją mesti 3 akmenis ant akmenų krūvos. Šioje vietoje turime labai įdomią ir seną tradiciją. Tačiau mes negalime būti tikri, kad čia tikrai palaidotas milžinas Golijotas. Vienintelis būdas įrodyti, ar tai tikrai ta vieta, būtų archeologiniai kasinėjimai. Tačiau Izraelio vyriausybė neturi jokių planų artimiausių metų čia vykdyti kasinėjimų. Ir atvirai kalbant, manau, kad ši vieta niekada nebus kasinėjama. Kadangi Izraelio vyriausybė ir senienų ministerija turi politiką nekasti tose vietose, kur žinoma, kad yra kapų arba yra didelė tikimybė, kad jų gali būti, todėl tikimybė, kad jie čia kada nors kasinės, iš tiesų yra labai maža. Taigi mes nežinome, ar tai yra Golijoto kapas ar ne. Ką tikrai galime pasakyti, kas turi daug istorinės ir archeologinės prasmės, yra tai, kad šiuo keliu, kuris yra už mūsų nugaros, praėjo Golijoto galva, kurią Dovydas nešė Jeruzalės link. Net jei aš nežinau, ar čia yra Golijotas ar ne, ar akmenų mėtymo tradicija yra tinkamoje vietoje, dėl visa ko šiandien ir aš čia mesiu savo akmenis. O kad man padėtų, turime ypatingą svečią. Labas, mano dukrelė. Visi pasveikinkite mano tėtį žodžiu šalom. Šalom visi, kaip sekasi? Žiūrėkite, aš atnešiau akmenis. Jau paruošta. Tai 1000-metis paprotys einam. Gerai, tada tu meti 2, aš čia 1. Taigi,
Kaip piligrimai senovėje darydavo, taip ir mes darysime. Taigi, galijotai, pirmyn! Im galijotai. Dar viena galijotai. Na žmonės, mes nežinome, ar esame tinkamoje vietoje, bet yra tikimybė, labai stipri istorinė tradicija, kuri sako, kad čia yra galijoto kūnas. Ir tikiuosi, kad jums patiko šiandienos vaizdo įrašas. Ir visi, kuriems patiko, nepamirškite mano nuolatinio prašymo. Gerai? Paspauskite patinka, padėkime mano dukrai Aliniai. Labai ačiū tėti, labai ačiū visiems, kurie žiūrėjo ir pasimatysime kitą savaitę. Šalom, draugai.